Tai noriu kalbėti apie tai, apie ką visi bijo, nenori kalbėti. Geriau prisiminimai, geriau šokiai, dainavimai, bet yra dalykų, kuriuos mes nutylime ir visą laiką pašnibždom šnekame. Pavyzdžiui, rengėme Rasos šventę, kad ir Verkiuose. Projektą nuo ko rašysim. Tai nuo etinės draugijos rašysim, nuo Romuvos negalim rašyti, nes Romuvo religinė bendrija ir jinai negali gauti, taip prašom paspaus, negali gauti finansavimo. Nors visi teisės aktai sako, kad religinės bendrijos, kurios yra juridiniai asmenys, gali kreiptis ir dalyvauti projektuose. Tačiau iš tikrųjų tas kelias užkirstas. Taigi apie ką noriu kalbėti? Apie religinį dėmenį kultūroje, ne tik etninėje, bendrai. Kultūra ir religija. Ko gero, filosofai yra daugybę kartų tai aptarę, bet aš paruošęs čia gana akademišką pranešimą jo neskaitysiu, matau nuotaikas, jos yra tokios memorialinės daugiau. Čia Gintaras Songaila domėjosi, kodėl revoliucija baigėsi. Revoliucijos visada baigėsi, revoliucijos niekada nesitęsia ir po revoliucijų tiesiog reikia eiti ir dirbti. Tai va, viena revoliucija baigėsi, kai Sąjūdžio žmonės nenuėjo į Seimą ir nedirbo, užleido vietą kitiem. O etninės kultūros žmonės dirba toliau. Tai mes dirbame ir gruodžio 4 dieną, trečiadienį, kai komitetų posėdžiai bus, mus pakvietė dabar žmogaus teisių komiteto pirmininkas į posėdį, bus svarstomas vienas pagrindinių klausimų - Romuvos valstybinio pripažinimo klausimas. Kuo jis susijęs su etninė kultūra ir etninė veikla, etninė draugija, matyt, aiškinti nereikia. Tiesiog apie tai vengiama kalbėti. Nes jeigu apie tai kalbėsi, tu negausi Basanavičiaus premijos, tu nebūsi patvirtintas tavo projektas, tu negausi finansavimo. Bet dabar tikiuosi toks ministras, kuris ten sėdėjo ir šitą politiką vykdė, išėjo. Prieš mūsų akis yra žmonės, kurie ateina į valdžią ir tokia politika nustos būti praktikuojama. Aš manau, kad mes galėsime, žiūrėdami į valdančiuosius, nepašnibždom kalbėti apie etninės kultūros dvasinį dėmenį, kuris vadinasi šiaip jau tarptautiniu žodžiu religija. Tai yra dvasinis dėmuo, kai reiškinys, kurį tu praktikuoji, tenkina ne tik tavo pramoginius kasdienybės poreikius, bet ir dvasinės raiškas, kai tu nori, nebijodamas mirti, pasilaidoti, susituokti pagal savo protėvių papročius. Tai Romuva visą laiką šitą gaivino ir tie metai, kuriuos jūs rodėte skaidrėse, jie yra ne tik to dainuojančios revoliucijos. Jie yra religinės, taip pat revoliucijos pradžia, juk tada žmonės įbrido į upę ir, taip sakant, pasišventė senajam baltų tikėjimui. Ir dabar, kad paprastai suvokti, kad nekalbėti filosofiniais terminais, kas yra religija, aš pabandysiu paprastai pasakyti. Mokslas ir kultūra, pramogos, kasdienybė, daiktai, materialinis turtas, kuriuo mes valdome, nėra tai, kuo žmogus pasitenkina prieš mirtį. Jisai supranta, kad yra vertybės, su kuriomis jis galbūt susitiks po mirties, jis dar nežino kaip, bet jos visą laiką įlydi. Taigi yra dar tokia sritis, kur kalbama, kur net ir mokslo akademija yra, pavyzdžiui, katalikų, kur yra ne tik religijotyra, bet yra teologija, kur žmonės samprotauja apie vertybės, kurios peržengia mūsų kasdienybę, pramogas, materialinę kultūrą, jos yra šventybės vardu vadinamos. Šiandien žmogui šiuolaikiniam reikia paaiškinti, kas yra šventybė. Labai sunku suvokti, bet jeigu paprastai pasakyti, tai yra tai visiškai kita negu tai, ką mes matome čia prieš akis. Tai yra kažkas aukščiau virš visko, ką vadina įvairios tautos dievų, o religijotyrininkai šventybė ir kaip jinai pasireiškia. Visų pirma, jinai pasireiškia kasdieniam žmonių gyvenime tuo, kai žmogus kelia klausimus apie tokius dalykus, pavyzdžiui, kas bus po mirties, kaip man išgyventi skausmą, kokia prasmė ir koks tas Dievas yra baisus, kai mano vaikai miršta, aplinkui žmonės, vyksta karas, kaip čia yra. Ir jis turi gauti atsakymus. Ir štai jis atsakymus gauna ne iš mokslo, ne iš ministerijų, ne iš Seimo. Jis gauna atsakymus iš tos ryties, kuri vadinasi religija ir kuri leidžia savo kalbėti, peržengdama mokslo, peržengdama to laiko racionalaus žinojimo paradigmą, kurdama mitus, kurdama guodžiančius, paaiškinančius pasakojimus, dangišką šviesą iš dangaus nusileidžiančią į žemę vadina perkūnu, nes kūnai mūsų gyvi būtent šviesa ir jau dabar ir saulės baterijos tuo gyvena. Tai iš tikrųjų religija yra toks pasakojimas, tokia raiška, kai tu kalbė apie amžinuosius dalykus, nes vienas žmogaus gyvenimas negali racionaliai suvokti, kame
gyvena žmogus. Jis negali, remdamas viso mokslo, psichologijos žiniomis, tame gyvenimą suvokti. Tada jisai naudojasi praamžiais mitais, žmonių pasakojimais iš praeities, kurie remiasi ir apreiškimais, kurie remiasi asmeniniam, individualiom patirtim, išgyjant, pergyvenant didžiulius, sukrėtimus, dainuojant, apeigas atliekant. Nepaaiškinami veiksmai vyksta toj srityje, mokslo nepaaiškinami, bet atneša rezultatus, atneša pergalę, kai žmogus pasmerktas mirti dar 10 metų gyvena, nes turi šventąją dvasią, gyvas yra. Ir štai, kur dingo šitas etinės kultūros dėmuo? Juk jūs žinot puikiai istoriją. Kertame žolai, vietoj šventyklų statomi pastatai, vietoj šaltinio švento, vietoj švento medžio, deginamos žiniuonės, kurios šitą moterys dažniausiai, kurios perdodavo šitą žinias. Jau ne tik už magija, kurią krikščionybė visą laiką laikė kenksminga, nes magija atima iš dvasininko, tarnautojo bažnyčios, reiškia, etatinio žmogaus, jo tarpininko vaidmenį. Tu tiesiog kreipiesi tiesiai pas Dievą ir Dievas tau duoda atsakymą. Tai yra šventybė. Šventybė yra tada, kai tu kreipiesi į galias, kurių mokslas dar nekontroliuoja, ir gauni atsakymus, ir gauni galę iš ten. Tai štai kas yra religija. Ir etinė kultūra pilna šitos religijos. Ir tą religiją nutraukė krikščionybė, kurie atėjo į Lietuvą ir politiniam lygmenį buvo nutraukta. Buvo tiesiog pasakyta, mes atsisakome. Ir tada buvo gauta kita istorija, kitas pasakojimas religinis, kitos tautos įvaizdžiai. Ten dykuma, ten kažkokios kitos tautos, jų vardai neištariami. Ir mirusieji jau keliaut pradėjo ne į Dausas, o pas Abraomą, kur nieks nesupranta, kas tai yra. Tai aš taip jausmingai norėjau pabrėžti, religija tai yra tai, ką mes praradome. Tai etinė kultūra to neturi. Tai dabar įsivaizduojat kultūrą su visu savo grožiu ir iš jos atimama šventybė. Etinė kultūra tampa tik pramogų, senės kultūros ir visokios raiškos, tos galbūt iš dalies jau ir profesionalios meninės kūrybos turinių, bet šventybė jau kažkur patraukta. Tai šitą šventybę bandė gražinti etinės kultūros arba etinio judėjimo žmonės nuo pat pradžių. Ir tas vyko visą laiką. Pirma buvo žodis Ramuva ir Ramuvoje išsiskyrė dvi grupės. Vadinkim saliginai Trinkūno ir kokio nors ten Subačiaus, ar ne, saliginai. Ir tos grupės ir šiandien jos gyvena. Trinkūno grupė kūrė Romuvą, atkuria dvasinį judėjimą, etnokultūrą naudoja kaip dvasinio gyvenimo. Ne šiaip pabandyti, kaip veikia papročiai šventė, užsimaut kaukę, mes tą bandėm. Bet paskui supranti, kad yra dvasinė raiška ir tada iki galo, vėl kreiptis į dievus, į perkūną, į laimą, į žemyną. Nors kunigas dar laimina, bet jau laimos nebepaminė. Taigi Romuva pradeda minėti šitos dalykus, minėti vardus, kurie suriša mus per amžius su šventybė. Ir šventybė pradeda atsiliepti. Aš kitoje konferencijoje pasakočiau, kaip aš kreipiausi ir kaip man padėjo. Ir to pakaktų, kad reiškia, dalis žmonių įtikėtų, kad etinė kultūra yra gyva, kad vardai sugeba gauti atsaką, jeigu vardu šauti, tai iš daugelio kažkokių galių tą galę tau atsilieps. Tai aš norėjau pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų ramuvietiško viso kelio palydovė yra religija. Visą laiką jau dvi srovės. Ir aš nesakau, kad viena geresnė ir kita blogesnė. Viena srovė, toje srovėje dalyvavo įvairių konfesijų žmonės ir krikščionys ir panašiai, jie taip pat nešė etnokultūros žiburį. Ir ėjo lygiai grečiai kitą srovę. Bėda tame, kad tos srovės žmonės, kurie nešė etnokultūrą krikščioniškos religijos lopšyje, vadinkim taip, jie priešiškai buvo nusiteikę tos grinosios tautinės kultūros srovės žmonių atžvilgių. Ir šiandien tą išraišką mes matome Seime. Kai atsistoja Seimo narys ir sako, kaip aš galiu balsuoti už etinę kultūrą, reiškia, kurią aš pats išpažįstu, ten marginu margučius, verbas, visą kitą, bet esu krikščionis, tai jeigu aš pripažinsiu tą savo sielos dalį į religiją, valstybės pripažintą religiją, tai kas aš tada būsiu? Tas dvilypumas, ta dviguba V raidė lietuvyje yra, kai jis nežino iš tikrųjų, kaip čia yra, kodėl jis susidvejinęs, istorinė. Mes esame istoriškai susidvejinę. Bet tie žmonės turėtų suvokti, kurie susidvejinę istoriškai ir susirišę save su naujaja religija, istoriškai žiūrint krikščionybę,
globalizuojančią religiją, iš krikščionybės globalizmo atsiranda globalusis pasaulis ir globali ekonomika, ką mes turim šiandien, nes Švento Jurgio koplyčia gali būti Afrikoje, gali būti Australijoje, gali būti Vilniuje, gali būti kitur. O Romuvos šventėte Salkai, ąžuolai, jie negali būti Afrikoje, jie negali būti Briuselėje, negali ten būti iš esmės. Ir nieks negali tikėti ir išpažinti mūsų etinę kultūrą, kaip mes išpažįstame. Jūs suprantate dabar, kodėl lietuviai užkariavę didžiulius plotus nuo jūros iki jūros, nevertė nieko tikėti, kaip tikime mes. Dėl to, kad tai yra etninė religija. Etninė religija remiasi ne universaliu pasakojimu apie kažkur tai dykumoje gyvenusią tautą, o tik tai savom šaknimis. Ir visos tos šaknis, ne tik tais visais dalykais gražiais, kuriuos mes kalbame, etnografiniais drabužiais, verbomis, margučiais, tačiau jos pasireiškia pirmiausia mūsų kalba. Ir kai šitą suvokia būtent tie, kurie priešiškai nusiteikia, jie stengiasi uždrausti pamaldas bažnyčioje, jie naikino mūsų kalbą iki galo, paskui bandė visai išmušti tą lietuviškumą iš kalbos, bet kol kas nelabai pavyko, nebent mes patys nustosim liežuviais, mūsų jau pasikeis žandikaulis, nebeištarsim lietuviško žodžio. Tai aš manyčiau, kad galbūt reikėtų visą tai, ką aš jausmingai pasakiau, jūs ko gero visi žinojote. Aš tik norėjau tai įvardinti garsiai prieš kameras, prieš mikrofoną. Ir tikrai turi ateiti ta diena, kai žmonės, kurie nori gyventi ir mirti, ne pas Abraomą keliauti, o į dausas pas protėvius, bus palydėti valstybės pripažintos religinės bendrijos Romuva, kurios šaknys yra etnokultūra, kuri remiasi etnokultūriniais tyrimais, etnokultūriniais visais turtais. Jinai iš jų išauga, bet iš jų išauga jinai kaip dvasinis judėjimas. O koks dvasinis? Argi bažnyčioje mūsų gerbiamoji krikščionybė išauga iš etnokultūros dvasinis judėjimas? Ne, jinai ten laikoma kaip dekoracija, kaip dalykas, kuris gal šiek tiek paįvairina. Gali ir popiežius atsistojęs pakalbėti apie Dzeusą ir Afroditę, bet tik tai kaip kultūrinius vaizdinius. Čia ne religiniai dalykai. O mes sakome, kad tai yra religiniai dalykai ir jie jaudina labiau, nes jie yra prigimtiniai, yra nuolat per amžius per kalbą perduodami, per motinos pieną. Kažkas pasakytų ir per kraują, taip, bet vaizdžiai, čia ne antropologiškai. Iš tikrųjų taip ir yra. Todėl tai vadinama prigimtinė kultūra, etinė kultūra. O valstybės, ypač kai Seimo nariai gerbiami sėdi ir dar vyras ir moteris gražus, tai galima būtų, iš tikrųjų žiūrint jiem į akis, galbūt ir kokiu nors pasiūlymu pasakyti, kurie bus gana fragmentiški, bet gal sukeltų kokiu nors minčių. Čia aš visą tą išvedžiojimus visus dabar praleidžiu. Kokie galimi sprendimai? Man atrodo, čia neįdės ir nesvarbumo tvarka. Bet pavyzdžiui, mes įsivaizduokime, valstybė galėtų finansiškai remti etinės kultūros renginius, kurie turi religinį pagrindą. Tradicinės šventės susijusios su gamtos ciklais, finansinė parama etinės kultūros ir religijos projektams. Etninės religijos projektams. Tiesą sakant, aš įstatymus nagrinėjau, ten neuždrausta. Tiesiog tai nevykdoma. Įtraukti etinę kultūrą ir etinės religijos pažinimą į švietimą. Tai jeigu Romuva bus pripažinta kaip valstybės pripažinta religija, tai mes tą teisę pasirinktinio mokymo būdu jau įgysime. Kur būtų pabrėžiama būtent etinės kultūros religinė reikšmė. Mokyklose rengti pamokas apie senasias apeigas ir jų simbolinę prasmę. Suteikti oficialų pripažinimą, čia aišku, Romuvoje, apie tai kalbėjau, skatinti bendruomenių dalyvavimą apeigos ir šventėse, pabrėžiant jų religinę reikšmę. Dabar noriu pasakyti, ką reiškia pabrėžiant jų religinę reikšmę. Kad tai ne pramogos, kad galima bus ir numirus pasitelkti šitą apeigą ir vestuvių metu, ir krikštynų. Vien žodžiu, tai, ką daro Romuva, kad tai yra teisėta ir galima klausti tų atstovų, jie paaiškins, kokia tame prasmė. Jie pradės kalbėti apie šventybę, kuri yra šiek tiek kitaip, per kitus simbolius skleidžiasi negu krikščioniška, bet šventybė ta pati. Dar mūsų valdovas Gediminas sakė, kad Dievas yra vienas, bet kiekviena tauta išpažįsta jį pagal savo papročius. Todėl keliaudama lietuvių kariuomenė nevertė nieko kitaip, kaip nors kalbėti, kitaip, kaip nors išpažinti Dievą, nes Dievui maloni ta tauta, ta kalba, kuri savo protėvių kalba ir savo protėvių būdų išpažįsta religiją. Suteikti oficialų pripažinimą etninėms religijoms bendra prasme paėmus, ne tik Romuvai.
Jeigu bus tokių religijų daugiau, jos irgi turėtų tą pripažinimą gauti, kad būtų lygiai teisės. Skatinti bendruomenių dalyvavimą apeigose šventėse, pabrėžiant religinę reikšmę. Tai čia ko gero skaidrės nepakeičiau, nes viskas tas pats. Na tai, kaip sakoma, valstybinė politika čia turėtų būti atvira. Mano tikslas buvo pasakyti, kad šitas judėjimas yra, mes nevengiame ir garsiau pakalbėti, nebijome jau, ypač naujai valdžiai atsiradus. Dabar įsivaizduokit, kažkas prityla, nes galvoja, tai nebus paglostytas nei darbe, nei kažkur padirtas, o iš tikrųjų sėdi žmonės, kurie supranta šitą dalyką. Gal iki šiol nebuvo politinės valios, bet mes romuviečiai iš tikrųjų parodytumėm, kad etinė kultūra gali tenkinti šiuolaikinio žmogaus dvasinius poreikius, ne tik būti pramoga. Ačiū. Aš žiūriu, labai ačiū.